jeigu aš galiu tokią pati peškom per visą Ispaniją pereiti, tai aš tiek daug galiu, tai aš esu tokia stipri, tai aš tiek galiu padaryti. Ta prasme, vidinėje, ne tik, kad aš fiziškai, kad aš stipri, tai aš jau tą žinau, nes, nu, sporto klube gyvendavau. Mhm. Bet čia buvo tas psichologiškai, man tokį davė sustiprėjimą, man tokią tą vidinę jėgą davė. Dažniausiai visi galvoja, oi, čia nuvarysiu ten, pasimokysiu, va ten pas tą guru. Čia realiai tu pati turi eiti, praeiti, sugalvoti, aha, nėra nakvot kur, ir lyja, ir šalta, ir daug tų niuansų. Ir visą kaip padariau, wow, vidinės jėgos, tai aš nemoku pasakyti, nuostabi viena geriausių patirčių. Tai aš žinau, kad tu praėjus netgi ne vieną piligriminę Jo. kelionę, praėjai prancūzišką kelią Camino de Santiago, praėjai portugališką su Emiliuku, su Leliuku realiai, Taip. tai praėjai lietuvišką Jo. Camino. Žiūrint į mūsų lietuvišką Camino, ar Jo. labai skiriasi kokybė ir visa logistika? Fiziškai labai lengva. Kiekvienas žmogus, aš manau, kiekvienas, kuris tiesiog bent mėgsta vaikščioti kažkiek, bent minimą, tikrai labai lengva eiti. Kitas dalykas, kas, nu, Lietuva dar nėra tam pasiruošus labai su tais Camino, kad realiai yra jau padaryti tie etapai, tu net, tarkim, pavargau, nu, tikrai kojas skauda. Nu, aš dabar iš oro negaliu susirasti kažkur, ar tai jeigu yra tas piligriminė vieta padaryta ten už 10 km, nu ir turiu eiti, nes kitur nebus kur nakvot. Dar mažai tų nakvynės yra vietų. Bet šiaip tai Lietuva tokia graži, ta prasme, mašina važiuojant, tu nieko panašaus nepamatysi. Beprotiškai gražios ir tos sodybos, ir tai per tos miškus, per tos lėnius eini, kur, nu, wow, tikrai labai gražu. Tikrai kiekvienam lietuviui rekomenduočiau pereiti tą lietuvišką kelią. Ir man pernai beeinant kilo kažkaip idėja parašyti gidą, nes nėra tokio gido lietuviams parašyto kaip, tokia knygelė. Ir va dabar, eisiu į Joniškis, aha, kur aplankyti, kur ką, kur man nakvot, kur rekomendacijos ten pavalgyti, kur, kaip ką. Tai va parašiau ir su kita tokia piligrimė, aš jau su vaiku, jinai ėjo be vaiko, ir tiesiog mes sujungėm, jos dienoraštis, mano dienoraštis, visi žemėlapiai, visos vietos nu, viskas. Yra knygelė ir tu jau ready to go. Viskas ten bus. Labai smagu, kad sukūrėt irgi šitą gidą. Mes šiandien jį irgi padovanosim, ar ne? Taip. Padovanosim. Taip. Bet jūs tokia svečiai su dovanomis, padovanosim vienam iš klausytojų. Tad kviečiam komentuoti po mūsų šito YouTube video.